Kainos kyla, porcijos traukiasi, kokybė prastėja. Tokia štai frazė norėčiau pradėti šį filmuką. Bet džiugu, kad ta baisi tendencija ne visose maitinimo įstaigose. Ir kadangi šiandien apžvelgsime 3 maitinimo įstaigas, tad pradėkim nuo prasčiausios ir eikim link geriausios. Bare Laura dienos pietų sriuba kartu su pagrindiniu patiekalu kainuoja 7,80 €. Bet už prieską, beskonės sriubą ir gedulingų pietų kepsnį man asmeniškai gaila ir 7,80 €. O dabar visus kviečiu persikelti į Kauną pas Prancišką. Čia dienos pietų komplektas sriuba plus pagrindinis patiekalas kainuoja tik 7 €. Burokėlių sriuba, sakyčiau, tokia skistoka, iki naminės versijos labai toli. O kiaulienos guliašų pakrapio į lėkštę taip, lyg bandytų iš vienos porcijos padaryti 2. O jau šalia Klaipėdos įsikūrusiam žaliajam slėny XL cepelinai dienos pietus kainuoja 7,50 €. Ir už panašią pinigų sumą gauni aukštesnės kokybės patiekalus. Kardinaliai kitokio skonio sriuba, tirštesnė, sodresnis sultinio poskonis. Na, o pagrindiniai patiekalai, manau, kalba patys už save. Patiekalų ne tik kad porcijos didesnės, bet jie ir lėkštėse patekti su meile. Tad džiugu, kad yra tokių vietų kaip žalesis slėnis XL cepelinai, kur dienos pietus už 7,50 € gali pavalgyti ne tik skaniai, bet ir sočiai.